Ar esat kažkada atsidūręs tokioje situacijoje, kai galvojat, aš dabar labai stipriai dirbu, bet atrodo, kad jūsų smegenys visiškai neturi jokių idėjų, atrodo, kad jos visiškai išvirusios, nulis motyvacijos ir jūs vis tiek bandote pralaužti tą sieną, kad jūs norit pasiekti tobulumą. Tačiau problema yra tokia, kad jūs gal tiesiog ne tai, kad per daug dirbat, jūs tiesiog ne per mažai ilsitės. Poilsis nėra toks dalykas, kad poilsis nėra blogai. Poilsis yra labai geras refleksijos dalykas. Ir kai mes gyvename tokiam pasaulyje, kur viskas turi būti pagal gurų rėmus, kad atsikelkit 5 ryto, kad pradėkit savo dieną su šaltu dušu, pradėkit dieną ten, nežinau, skaitydami na. Bet jūs supraskit, jūs neturit įsirėminti į kitų žmonių gyvenimą, jūs turit gyventi savo gyvenimą. Ir kartais atsitraukti ir pagalvoti, ką jūs nori daryti, yra geresnis dalykas. Ir jūs grįšit stipresni. Įdėkit save į tokią situaciją, kad jūs dirbat kokias 12 valandų per dieną ir tas 8 valandas buvo produktyvios. Tos 8 valandas pirmas buvo labai produktyvios, bet tos 4 valandas jūs tiesiog save spaudėt, tiesiog save kankinat. Ir jūs manot, kad per tas 4 valandas jūs kažką išmoksit, kažką parašysit, kažką sumąstysit? Ne. Jeigu jau suprantat, kad jūsų smegenys išvirusios, kad jums nėra nulis motyvacijos, nenorit nieko visiškai daryti, tiesiog atsitraukit. Tiesiog atsitraukit ir supraskit, kad tas perspaudimas, tas sienos laužimas prives jūs prie blogesnių rezultatų. Galim paimti pavyzdį kaip mane. Aš esu vieną naktį editinęs, gal visą naktį, gal 5 ar 6 valandas editinau video, nes labai norėjau. Bet rezultatai buvo tokie, kad aš nebuvau satisfied su savo rezultatu, aš visą naktį prasidėjau prie kompo, aš gadinau savo akis, aš sugadinau savo sleep schedule ir dėl ko? Ir dėl kažkokio video aš turėjau gadinti savo dieną, dėl to, kad aš norėjau kažko pasiekti ir bandžiau perspausti tos boundaries. Ir aš kaltinu save kartais, kad pasižiūriu atgal ir suprantu, kad nebuvo verta. Absoliučiai nebuvo verta savęs perspausti ir tiesiog turėjau suprasti, kad aš turiu tiesiog sustoti. Kad kartais yra gyvenimo momentų, kai aš turiu sustoti ir apmąstyti, ką aš noriu daryti toliau. Kartais mūsų apmąstymai yra susijęs su pasivaikščiojimu. Kai kurie gal užsirašo savo mintis, journalism, kaip aš darau. Kiti gal piešia. Bet svarbiausia yra laiku sustoti. Ir mūsų gyvenimas visiškai toj pačioj vietoj išliks. Tiesiog mums reikia mokėti sustoti. Todėl ir atletai ar ten bodybuilderiai, jie irgi naudoja poilsio dienas, rest days. Nes žino, kad tai yra, tai reikalinga, yra muscle growth ir taip toliau. Bet jie tas rest day kartais panaudoja kardio daryti, ar ten pajudėti, ar tiesiog išvalyti mintis. Eit pasivaikščioti, tai net turėtų būti sudėtingas procesas. Bet jūs turit suprasti, kad mūsų smegenis ir mūsų kūnas yra susijęs. Ir kad mūsų smegenis yra kaip baterija, kaip telefono baterija, kaip paprasta baterija, paprastas pavyzdys. Mūsų smegenis dirba kiekvieną dieną. Ir jos ryte būna koks, tarkim, 80-70%. Ir jinai per dieną senka ir senka baterija. Senka ta baterija. Ir smegenys irgi ilsi, pabiški taip raminasi. Taip veikia ir mūsų smegenys ir baterijoje yra susiję. Ir kartais tas baterijos perspaudimas priveda prie blogų rezultatų. Čia tas pats kaip mokintis visą naktį testui, ten stresuoti egzaminas, ten naktį prieš ten viską mokinatės ir tada visą naktį mokinatės, ateinat ryte neišsimiegoję, visiškai nepailsėję. Ir jūs manot, kad jūsų rezultatai bus geresni. Jūs manot, kad pasiektit geresnius akademinius rezultatus, kai jūs nemiegojat visą naktį ir mokinatės. Ir tada galit paaukoti savo ateitį, jeigu jūs bando tapti ten akademiniu ginklu. Ir aš kartais irgi save pagaunu, kad atrodo, kad aš save tiesiog per daug perspaudžiu.
Pavyzdžiui, sporto srityje atrodo tinklinį, aš lankau tinklinį ir atrodo kiekvieną dieną einu į tinklinį treniruotės ir atrodo, aš bandau save spausti iki ten minimaliausių ten detalių, bandau spausti, būti geriausiu ir taip toliau, bet kartais tiesiog save pagaunu, kad aš turiu sustoti. Aš tiesiog turiu pailsėti. Kartais tas perspaudimas tiesiog priveda prie blogesnių performance. Buvo man varžybos. Atrodo, kad aš visiškai negalėjau pažaisti. Atrodo, kad man tiesiog visas tas laikas įdėtas tobulėti buvo veltui. Ir kas buvo kaltas? Aš. Nes aš nepailsėjau. Nes aš nemašiau savo lūkesčių. Ir po to gailėjaus. Tai nedarykit mano klaidų. Bet dažniausiai mes pasimokom iš savo klaidų. Tai kai suprasit, kad jau spaudžiat save iki paskutiniųjų ir tada suprantat, kad jūsų smegenys yra tiesiog cooked, visiškai išvirusios ir tiesiog nulis motyvacijos, tiesiog sustokit. Tiesiog padarykit pauzę. Pauzė tai nereiškia, kad jūs sustabdysit savo procesą. Pauzė tiesiog parodo, kad jūs galit sustoti, kad jūs galit apmąstyti savo, refleksuoti. Ir jūs tiesiog grįšit stipresni. Grįšit kupini energijos, kupini motyvacijos, disciplinos. Kartais tiesiog reikia sustoti. Sustokite gyvenime ir apmąstykite savo veiksmus. Ačiū.